daiktai skrauti. Varysim pasivažinėti biškį dviračiais ir pakempinti. Tai važiuojam. Kur važiuojam, Elena? Trakus? Ne visai. Į Žuklijus. Šalia Grendavės. Pirmą įkalnę. Važiuojame Karoliniškes. Elena atsilieka. Bet važiavame ramiai, niekur neskubam. Tikslas yra davažiuoti. Tai užtruksime ilgai. Bet bikepackingimas ne apie tai. Ne apie nuvažiavimą kuo greičiau. O tiesiog pasivažinėti. Elena jau susikaupus. Jau nebešneka su manim. Sunku mint. Bet įveiksime šitą kalną kartu. Vis dar neišvažiavom iš Vilniaus. Bet sutikom daugiau keliautojų. Dar nešnekėjom nei žodžio su jais, kaip ir priklauso man ir Elenai. Mes nesam labai socialūs žmonės. Bet kol kas paskutinius 5 kilometrus, kiek pravažiavom per Vilnių, kartu pravažiavom. Kaip? Davai, greit nusipirksiu, kad man ramu būtų. Taip ir važiuosim šiandien. Taip, sustosim kas 5 kilometrus ir imi saldainių. Taip, o tada ledų reikia. Palaikysi ar man atremk? Atremk. Man bais. Pirma gravelio atkarpa. Vis dar neišvažiavom iš Vilniaus. Saldainių pitstopas padarytas, nuvažiuoti kokie 6 kilometrai. Elena nuo pirmo kalno jau nusivedinėjo dviratį. Bet man rodos daugiau tokių kalnų ir neturėtų būti. Ir ką? Lengvai krutam toliau. Reikia prilėtinti, nes pabėgs nuo Elenos labai greitai. Jep. O kadangi aš nemėgstu, kai atsiskiriam taip, tai turiu palaukti. Nes kažkaip ne cool. Išvažiavom kartu, tai reikia būt kartu. Pirmi techniniai nesklandumai. Nes kiekvieną kartą pervažiavus didesnę duobę pametu tašę. Ziperiai eina į priekį. Dabar turėčiau nepamest. Gerai bus. Pažiūrėsim, kaip toliau seksis. Tai nieko nesigirdi nuo vėjo. Pažiūrėsim, gal mes čia kažkaip galim taip iki Trakų ir nuvažiuoti. Aš būčiau nieko prieš. Atsargiai. Jau nebe. Neimsi? Imsi. Būtų jokinga, jeigu jie varytų tą patį kempingą, kur mes kažkada buvome. Kur buvo visai faini dušai, viskas normaliai. Atsimeni kvapą? Bandent. Kad lengviau Ne, pasiekti mes
susiplanuodavom taip, kad tipo, reikia daug dienų. Nes vienintelis maršrutas, ką mes buvom sugalvoję, kuris domintų, tai buvo važiuoti pakrantę nuo Rygos iki Klaipėdos. Ir tenais yra, realiai bent 7 dienos tokiais tempais, kaip mes minam. Ten 500 kilometrų. Tai čia 10 dienų. Nuo Klaipėdos? Ai, ne, tai Jūrmala yra prie Rygos. O Liepoja? Nu, koks 100 kilų. Gal 130. Va, jau 2 dienos. Bet klausimas tenais kaip yra su maršrutu, nes tenais atrodo, kiek žinau, galbūt yra alternatyvų kažkokių, bet tenais buvo vien pagrindas sudaro plentų minimas. Pameni, kai mes važiavom į Jūrmalą ir matėm daug dviratį. Bet lemba, jeigu ten šiaip nėra mašinų, tai tas kelias gal visai faina. Tai vat klausimas, ten yra mašinų ar nėra mašinų. Pokalbiai baigti. Varom toliau. Dar pusę kelio, dar visi 30 km, o jau 4. Ai, vandens nesusitvarkė. Tai jo, dabar susipilam vandenį ir varom toliau. Nieko. Iškeitėm nuostabų plentą ir pagaliau labiau dviračiams tinkamą kelio dangą. Važiuojame žvyru. Bet vis dar labai gražu. Lietuviška gamta nenuvilia. Nenuvilia tik lietuviški žmonės. Labai piktas padavėjas mane nuvilia. Liko 10 km. Dabar Elena perėmė šturmano darbą, naviguoja jinai. Tai važiuojam taip, kaip man labiau patinka, nei kaip Elenai patinka. Ne, man labai patinka taip. Nu, tu visą laiką sakai, kad tau taip sunkiau. Nu, sunkiau, bet ne 10 km. Bet čia yra įdomu, ar čia mes prieš tos šūdus pravažiuosim, nusimetam bėgių su kita ranka. Na tai va. Galiu tik pridurti, kad Titas atvažiavo be Epso. Jo. Šį kartą aš pasikliaunu tik tais Stravos navigacija ir žiūrėsiu, kas gausis, bet kadangi man nebereikės šiandien jau to daryti, tai gausi pakankamai gerai. Būtų visai įdomu, jeigu reikėtų dabar dar ir minant, varant backpackus darant, galvot Lietuvoj, o kaip pasiruošt, kad meška neužpultų. Visai būtų įdomu, jeigu turėtumėm tokios gyvūnijos. Aišku, gal tada sumažėtų dar daugiau žmonių, kurie nori varyti gamtą. Bet, matysim. Tai įsikirtam, va. Viskas. Nebedaug liko, porą kilometriukų ir vietoj bus. Tikrai savo darbą pamiršti. Kepamės vakarienę. Bus dešros ir tortilijos. Bet jo, atvarėm kempingą. Pasistatėm palapinę. Vartau tortilijas tiesiog su pirštais. Bet Kas? tu daugiau tortilijų nekepsi? Tai galim kep daugiau, aš tiesiog Kepam nežinau, daugiau. ar veiks sistema. Ai, tu taip į vidų. Aš nežinau, dabar ką Oho, kaip tu čia mandrai darai. Elena paėmė 2 tortilijos gabaliukus.
sutepė su adžika. Tau nori tokio? Nu, paragaukim. Tau perlenktas. Ir skrudinam dabar. Žiauri kreis. O dar į dešrelį prisipjaustyti vidų. Mama. Namie tai juoktumės iš tokio maisto, bet kempinge jau yra... Tai kaip pats atsiveži su dviračiu, tai... Labas rytas. Pasižiūrėkime morning reportą. Last night HRV 90. Reikia iki Trakų su traukiniu po darbų penktadienį, davažiuoti iki kempingo penktadienį Jo. ir tada po nacionalinį parką. Jo. Nu, tokį tipo palikt daiktus visus ir važiuot patripint po parką visai dienai, taip visiškai full day. Ir vakare grįžt, nes šiaip skamba smagiai tas parkas. Jo. Skamba gerai. Velnio duobę aplankyti. Ir tada vakare grįžt, pernakvot ir tada jau į Vilnių sekmadienį full parmint. Toksai, žinai, kai neturi ką veikti visai gal tiek. Nu, dabar trumpai apžvelgiam. Įdomu ar girdėsis, bet pabandom. Tai išmiegota, buvo šalta naktį, bet nesitikėjom, kad termorūbai iškės. Na, kiek gražu, kuo šitaip pražydo. Man taip atrodo. Bet jo, dabar viskas, važiuojam atgal link Vilniaus, po truputį. Kaip netės pasidomėjom, kaip baidarių nuoma, ką daryti su didesnė kompanija. Kaip rekomenduotų važiuoti ir neseksim nei vienos rekomendacijos tikriausiai. Nu, kodėl tas skambėjo fainai tas kelias? Kur vingiavo? Nu taip, bet po to jisai išvažiuoja į vėl pagrindinį kelią. Jau. Dar anksti, manau. Važiavom pavalgyti, kur Elena išrinko. Alaus namai. Pavalgiam, apsėdėm. Antrą dieną iš eilės keptos duonos valgom. Ir bulvių patiekalų. Kaip tikri lietuviai. Ir dabar link Lentvario.
Elena nebeįveikia kalno. Tai jis stumėsi. Reiks palaukti biškį. O šiaip tai viskas. Atvažiavom į Vilnių. Kelionė baigta. Šiandien vėl tikriausiai bus nepilni 60 km. Apie 4 valandas minimo. Ir that's it. Su šitais dviratukais ir tie 60 km yra ką veikti. Mes vieną važiuojam per miškelius. Važiuojam per miškelius, per visokios bekelės pagrinde. Biškį tenka ir dviračių takų, ir plentų, savaime suprantama. Bet dažniausiai stengiamės mišku. Kaip sakai? Gal jau nebedarysi treniruotę šiandien? Kodėl? Šitą kalną užmini. Jis, ne? Nu, nebuvo lengva šitas kalniukas. Gerai.